Aš manau, komandinis žaidimas yra pliusas, didelis pliusas. Niekas kaip ir nežaidžia savanaudiškai labai. Visi supranta krepšinį, bando pasuot kamuolį ir visada, aš manau, mūsų tas IQ ir komandiškumas išsiskiria lietuvių visada prieš bet kurią komandą. Tai dėl to, manau, yra tikrai geras dalykas. Visada norėjau būti žaidėjų kaip trenerių aikšteliai ir bandyti sukontroliuoti visą komandą, bandyti įvesti visus į žaidimą, būti kaip ir gerų komandų draugų. Pasus dalinti šiaip patinka, bet kažkokie būtų išskirtiniai, patinka yra lejūpa ir šiaip skip esat į kampą, kur atrodo paprasti, bet visai sunkus skaitimai žaidimo. Per nugarą, per klyną, visokie tokie biški, šiaip no-lookai patinka, kaip nežiūrint kažkur papasuoji. Beje, geriausia tai gal šį sezoną, prisimenu, buvo vienas papasavo man greito ir už manęs buvo mano metikas, aš tiesiog per klyną jam perdaviau ir įsimetė trajeką. Buvo tas įsimintinas tikrai buvo.